Pasiekti tobulą vejos aukštį nėra taip paprasta. Parodysiu tau, kaip vis dėlto tai padaryti. Aš Dantesas. Šiandienos Tool Talk tema – 20 V Parkside Performance vejos robotas Smart and Free. Viskas, ko reikia montavimui ir priežiūrai, yra komplekte. Ribojimo kaiščiai, kelio žymekliai, atsarginiai peiliukai, varžtai, akumuliatorius ir, žinoma, įkrovimo stotelė. Ypatinga tai, kad šis vejos robotas veikia visiškai be ribojančio kabelio. Dėl išmaniosios kameros jis automatiškai atpažįsta tavo veją. Galite stebėti įrenginį, naudodami Parkside programėlę ir valdyti tam tikras funkcijas. Yra papildomų funkcijų, tokių kaip pjovimas palei vejos kraštą arba rankinis valdymas. Dėl 22 cm pjovimo pločio ir iki 1250 m2 našumo jis idealiai tinka didesniems sodams. Pjovimo aukštį nuo 25 iki 60 mm centraliai nustatysi su sukamuoju ratuku. Vejos robotas Smart and Free gali daugiau nei vieną automatiškai pjauti veją. Pavyzdžiui, jis gali pjauti taškiniu režimu ir arba pjauti vejos kraštus. Naudojant spot režimą, vejos robotas nupjauna vietas, kurios paprastai būna paslėptos. Tai idealiai tinka po grilio vakarėlio arba kai baldai dar pakeliui. Be to, gali nustatyti iki 4 skirtingų zonų. Puikiai tinka vejos plotams, kurie nėra tiesiogiai sujungti. Lyjant arba esant žemam akumuliatoriaus įkrovos lygiui, jis automatiškai grįžta į įkrovimo stotį. Saugumas svarbiausia. Išmanioji kamera atpažįsta pačias įvairiausias kliūtis. Pakelimo ir apvertimo jutiklis, peilių greito sustabdymo funkcija, PIN kodo apsauga ir stop mygtukas užtikrina saugų naudojimą. Kaip matai, tavo tobulam vejos aukščiai to net nereikia. Parkside Performance vejos robotui visiškai pakanka. Tau pavyks!